Čia turime irgi karkasinę pritelę, kas yra faina, kad jinai to skandinaviško tipo rimdailylė, eina šiauštų paviršių. Vat jaučiasi, ne? Atsargiai galbūt labai švelnios rankos, kad nesibraižytum. Tai va čia vat yra juoda spalva nudažyta. Ši pritelė turi priešpirtį, pirtį, iš lauko kūrenimą. Jau žinome į vidų. Irgi, kaip pačiam jau, kaip surtu patiko, tas lankytis gultas yra. Jo. Labai fainas dalykas ir ką tikrai labai primiktinai rekomenduoju, kad būtų atidaromas langas. Jo. Tarp pirties tų seansų, tarp tų procedūrų, kad galima būtų atidaryti stipriai, kaip sakyti, oro gūsį tą šviežio gauti, išvėdintą savo pirties zoną. Apdaila pirties šiuo atveju yra iš drebulės medienos, tai jinai šviesi, tradicinis sprendimas, reiškiasi, pirtelėms. Kaip vienas variantų, gultai čia irgi šiuo atveju yra iš drebulės šviesus. Tai čia galima jau pagal kliento norus, galima ją tamsinti, galima šviesinti, jau įsiaiškinom, kad naudosit vantas. O vantas vis tiek, kaip ten bebūtų, yra kažkokios, tai ne tai, kad kvapas, aišku, pirmas dalykas, bet kažkokia biškeliai nuo tų lapų atsiranda to purvo. Ir natūraliai tada sienos patamsėja, tie gultai patamsėja, tu daryk, ką tu nori, būk super švarus, o po to jau šveisti, prižiūrėti sultingai. Plius prakaitas, vis tiek guli žmonės prakaitai taisykliai ir panašiai. Man patinka tie ledai, žinai. Jo. Tas tokia idėja, tokio biški kaimo turizmo ir šiek tiek to moderno biški įdėta. Yra tie ledukai ir išoriai, kaip pamačiau, yra keliuose ledai įdėti ir viduje. Ieškome to kompromiso, tokios simbiozės tarp kaimo ir šiuolaikiškaus moderno. Ir tai mums pavyksta ir daug kas sako, kad labai faina. Tai šiuo atveju mes esame priešpirčio erdvėj. Čia fantazijos reikalas. Galime ir mes padaryti kažkokius tai baldus, galite jūs nusipirkti kažkur užsakyti baldus, galima kažkokią mini virtuvėlę. Jūs gaminate ir baldus? Priepirčių mes tikrai galim pagaminti įvairiaus tipo baldus.